Sveiki atvykę į mano kanalą. Čia kalbu tomis temomis, kurių daugelis vengia. Apie mirtį, atsisveikinimą, apie tai, ką jaučiame ir patiriame netekę artimųjų. Šios temos gali būti nelengvos, bet jos neišvengiamos, nes yra mūsų gyvenimo dalis ir jas verta aptarti. Kol ruošiu naujos temos įrašą, norėjau pasidalinti su jumis vieną pasakėčią, kurią pirmą kartą perskaičiau vieną iš sunkiausių savo gyvenimo dienų, kai lydėjau mamą į krematoriumą. Ir tuomet ši istorija visai netikėtai praskaidrino liūdesį, pajutau, kaip truputį palengvėja širdyje. Bandžiau internete surasti, kas yra autorius, bet man nepavyko. Radau net kelias skirtingas jos versijas ir vertimus. Pasidalinimui pasirinkau tą, kurį man pasirodė artimiausia. Tikiuosi, kad ši pasakėčia ras kelią ir į jūsų širdį. Galbūt paskatins pažvelgti į gyvenimą ir mirtį šiek tiek kitaip. Taigi, pasakėčia apie tai, kam giltiniai dalgis. Tu kalvis? Balsas už nugaros nuskambėjo taip netikėtai, kad Mykolas net krūptelėjo. Juolab, kad jis negirdėjo, nei kaip durys atsidarė, nei kaip į vidų kažkas įėjo. O belstis niekas neišmokė? Kiek grubokai atsakė kalvis, pyktelėjęs ant svečio. Belstis? Nebandžiau. Tarsi nusišaipė balsas už kalvio nugaros. Mykolas paėmė nuo stalo skudurą ir juo valydamas rankas lėtai atsisuko, mintyse repetuodamas repliką, kurią tuojau pat į akis išrėš nemandagiam svečiui. Bet žodžiai taip ir liko kažkur įstrigę, kai pamatė, koks klientas prieš jį stovėjo. Ar negalėtų mano dalgio pagaląsti? Užkimiusiu, girgždžiančiu moterišku balsu paklausė viešnia. Na, štai ir viskas. Mesdamas skudurą į šalį atsiduso kalvis. Prieš jį stovėjo giltinė. Dar ne viskas, nebijok, sugirgždėjo viešnios balsas. Taip, ir kągi aš tuomet turėčiau daryti? Taigi sakau, pagalask mano dalgį, nekantriai pratarė giltinė. O paskui dar palygink ašmenis, patikrink jo įtvirtinimą prie dalgiakočio. Kalvis dirstelėjo į dalgį. Išties, jo ašmenys banguoti, tarsi kažkieno apkramtyti. Na, tai jau aišku, bet po to, ką man daryti? Melstis, daiktus susirinkti. Man taip pirmą kartą? Tu apie tai? Nuo juoko ėmė drebėti giltinės pečiai. Ne, aš ne tavęs atėjau. Man išties tik dalgį pagaląsti, patiesinti. Padarysite tai? Tai aš dar nemiriau? Atsargiai save čiupinėdamas paklausė kalvis. O kaip jautiesi? Nieko neskauda, galva nesvaigsta? Vėl paklausė giltinė. Na, atrodo, kad viskas gerai. Kažkaip tarsi abejodamas savo žodžiais ištenėjo Mykolas. Tai ir gerai, tik nereikia jaudintis, ištiesė viešnia savo dalgį kalvį. Dalgį jis paėmė tarsi sumedėjusiamis rankomis. Apžiūrėjo iš visų pusių. Darbo pusvalandžiui, tačiau šiurpas purtė vien nuo minties, kad visą tą laiką už nugaros sėdės ji, giltinė. Tad dėl tos baimės ir nejaukumo remonto laikas gali prasitęsti. Kalvis vatinėmis kojomis priėjo prie priekalo ir paėmė plaktuką. Tai jūs gal prisėskit, stovėti nepatogu, dar vis virpančiu balsu, bet kuo mandagiau pasiūlė kalvis. Giltinė linktelėjo galvą ir atsisėdo ant suolelio pasienyje. Darbas linko į pabaigą. Ištiesinęs kiek įmanoma dalgio ašmenis, Mykolas paėmė galąstuvą ir dėbtelėjo į giltinę. Jūs man atleiskite už atvirumą, bet aš iki šiol netikiu,
rankose laikas daiktą, kurio buvo tiek žmonijos nugalabyta. Joks ginklas negali lyginti su šio daiktu. Tai neįtikėtina. Giltinė, sėdėdama ant suolelio ir besižvalganti po kalvę, kažkaip virptelėjo ir jos juodo kapišono ovalas pasisuko į kalvį. Ką tu pasakei? Tyliai pratarė viešnia. Sakau, vis dar netikiu, kad rankose laikau ginklą. Ginklą? Kokį ginklą? Atsiprašau, gal aš ne taip išsireiškiau? Kalvis nespėjo užbaigti savo sakinį. Giltinė staiga pašoko nuo suolelio ir akimirksniu atsirado priešais Mykolą. Jos kapišono kraštai kiek virpėjo. Kaip tu manai, kiek žmonių aš nugalabijau? Pro dantis prašvokštė viešnia. Aš nežinau, nulenkė žvilgsnį grindis, prastenėjo Kalvis. Atsakyk, grublėta ranka Giltinė sugriebė Mykolą už smakro. Kiek aš nugalabijau? Nežinau. Kiek? Dar kartą Kalvį veidą riktelėjo Giltinė. Ji pagaliau paleido Kalvio smakrą, kelias sekundės patylėjo ir grįžusi prie suolelio, sunkiai atsidususi, atsisėdo. Tai sakai, nežinai, kiek aš žmonių nugalabijau, tarsi pačiai savo tyliai pratarė Giltinė. O tu patikėsi, jei pasakysiu, kad aš niekada nei vieno žmogaus neužmušiau. Girdi? Nei vieno. Ką tu į tai pasakysi? Nei vieno? Bet juk aš niekada nežudžiau žmonių, nes jie labai sėkmingai tai daro patys. Jūs patys save žudote. Jūs žudote vienas kitą dėl popierėlių, pinigais vadinamų, dėl pykčio ir neapykantos, netgi šiaip sau, dėl pramogos. Kai jums ir to maža, jūs sukeliate karus ir žudote vienas kitą tūkstančiais. Jums tiesiog tai patinka. Jūs priklausomi nuo svetimo kraujo. Ir žinai, kas bjauriausia visame tame? Jūs negalite pripažinti, kad taip elgiatės. Jums lengviau visko mane apkaltinti. Giltinė giliai atsiduso, kiek patylėjo ir tęsė. Aš anksčiau buvau graži mergina. Žmonių sielas sutikdavau su gėlėmis ir jas palydėdavau jų amžinas buveinės. Aš joms šypsodavausi ir padėdavau užmiršti, kas joms nutiko žemėje. Bet tai buvo seniai. O dabar pažiūrėk, kokia aš tapau. Tardama šios žodžius, Giltinė staiga pašoko nuo suolelio ir nuo galvos atlošė kapišoną. Prieš Mykolo akis atsivėrė giliomis raukšlėmis išvagotas senos moters veidas. Lyg voratinkliai atskiromis rogomis kabojo žilų plaukų kuokštai. Suskeldėjusių lūpų kampučiai nutįsė žemyn, pro lūpas matėsi tik retos dantų skeveldros. Bet baisiausios buvo akys. Visiškai bespalvės, bejausmės, jo žvelgė į Kalvį. Pažiūrėk, kokia aš tapau. O žinai kodėl? Žengė žingsniai link Mykolo. Ne, susigūžęs nuo jo žvilgsnio Kalvis papurtė galvą. Iš kur tau žinoti? Nusišaipė Giltinė. Tai jūs žmonės tokią mane padarėte. Aš mačiau, kaip motinos žudo savo vaikus, broliai brolius, kaip vienas žmogus per dieną nužudo dešimtis, šimtus, tūkstančius kitų žmonių. Aš žiūrėdama į visą tai rėkiau iš siaubo ir nevilties. Giltinės akys staiga sublizgėjo. Tuomet aš savo gėlėtą suknelę pakeičiau iš šiuos juodus apdarus, kad ant jų nesimatytų žmonių, kuriuos lydėjau, kraujo dėmių. Aš užsimaukšlinau kapišoną, kad jūs nematytumėte mano ašarų. Aš daugiau sielų su gėlėmis nesutinku. Jūs žmonės mane pavertėte monstru, apkaltinote mane visomis nuodėmėmis. Jie žvelgė į Kalvį nemirksinčių, kiaurai veriančių žvilgsnių. Grąžink man mano dalgį, kvaily. Giltinė iš Mykolo rankų pasiėmė savo įrankį,
apsisuko ir žengė link kalvės durų. Atleiskite, galima dar vieną klausimą? Pavymui giltinė išgirdo kalvio balsą. Tu nori paklausti, tai ką man tuomet dalgis? Jau stovėdama ant slenksčių ir neatsisukdama paklausė giltinė. Taip. Žinai, kelias į rojų. Jis jau seniai užžėlė piktžolėmis. Tai štai tokia istorija. Jei norėsite išgirsti daugiau tokių pasakojimų ir naujų istorijų, kviečiu prenumeruoti kanalą. Čia susitiksime dar ne kartą. Ir nepamirškite, gyvenimas yra gražus.